Candace Owens nuosmukis tęsiasi, nes dabar jį kreipėsi į FTB, vadindama juos melagiais. Tik bėda ta, kad jog FTB iš tikrųjų turi įrodymus priešingai nei Kandė. Ir jie įrodė bei atskleidė, kad ji yra melagė, kokia iš tikrųjų ir yra. Pažiūrėkime detaliau. Viskas prasideda nuo šito. Pagal FOIA mes oficialiai paprašėme Kašo Patelo kelionės maršruto per 3 dienas iki Čarlio Kirko nužudimo. Ir ką tik gavome atsakymą, kad prašymo našta yra per didelė. Kaip tai apskritai gali būti teisėta? Žinoma, kai tai skaitate, pagalvotumėte, kad faktas, jog FTB negali pateikti kelionės dokumentų už 3 dienas iki Čarlio Kirko nužudimo, skamba visiškai beprotiškai. Bet ar tikrai tai beprotiška, kad FTB iš tikrųjų nenori atskleisti, kur jų direktorius lankosi darbo dienomis? Ne, tai nėra taip beprotiška, bet štai ką jie daro. Jie bandys priversti jūs patikėti, kad būtent FTB yra tikroji problema čia. Ir vienintelė problema su visu tuo yra ta, kad FTB į tai sureaguoja ir tai jai nėra labai naudinga. Pažiūrėkime detaliau. Candace Owens ką tik buvo iškviesta FTB už tai, kad savo laidoje melavo, žinote kai. Ji bandė sukurti pasakojimą apie FTB ir jie iš tikrųjų sureagavo. Bet čia jiems visai nereikėjo atsakyti. Faktas, kad FTB jaučia poreikį atsakyti Kandėjai, yra absurdiškas. Ji neturi jokios teisės valdyti FTB, bet šiuo metu tai tapo taip vieša, tai tapo tokia didžiulė kontroversijos sritimi. Jie tiesiog užsipuola žmonės ir jie jaučia, kad turi kažką dėl to daryti. Šiek tiek liūdna, šiek tiek apgailėtina, bet turbūt tai yra Kandesės galia ir kodėl mes turime toliau kovoti, kad žmonės suprastų, kokia ji psichopatiška. Pirmiausia, papasakosiu jums savo teoriją apie Candace Owens. Aš tikiu, kad ji puola organizacijas ar žmonės, kurie jos manimų jai neatsakys. Ji sugalvos beprotišką teoriją apie šią organizaciją ar asmenį, manydama, kad tikimybė, jog jie iš tikrųjų sureaguos į jos beprotiškus gandus, yra gana maža. Arba jie tokia narcizė, kad tiki, jog yra tame pačiame lygyje kaip jie. Todėl žinoma galiu kritikuoti FTB, žinoma galiu kritikuoti Trumpą, žinoma galiu kritikuoti Prancūzijos prezidentą. Jie turi man atsakyti. Aš tokia svarbi. Ir jūs ją pažįstate. Ji mano, kad yra tiesiog geriausias dalykas, kuris kada nors nutiko pasaulyje. Ji gali išlaikyti auditorijos įsitraukimą, išlaikyti visus savo gerbėjus įsitraukusius, nors beveik nesulaukia jokio pasipriešinimo. Taigi. Teisingai, taip, bet ji taip ir mano. Ji mano, kad nesulauks daug pasipriešinimo. Deja, FTB sureagavo ir netrukus pamatysime, kaip tiksliai. Beje, štai jums yra atkirtis. Aš esu Meiraka, jūsų vedėja. Būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką, įjunkite pranešimus apie šį vaizdo įrašą. Kiekvienas jūsų prenumeratos paspaudimas leidžia mums auginti savo misiją, didinti pagreitį ir tikrai kovoti su bepročiais internete. Ir aš tikrai vertinu, kad esate čia. Taigi viskas, ką jums reikia padaryti, tai paspausti tą mygtuką. Pradėkime. Štai į ką FTB sureagavo, nes ji pareiškė beprotišką teiginį, kad ji iš tikrųjų paprašė Kašo Patelo kelionės maršruto 3 dienas iki tol, kol Čarlis Kirkas buvo pašalintas iš planetos. Ir ji sako, kad FTB jai atsakė, jog prašymo našta buvo per didelė. Ji paklausė, kaip tai apskritai gali būti teisėta. Mergina, ar tikrai taip nutiko? Ir prieš tau sakant ne. Tai iš tikrųjų netaip nutiko. Miela Candace Owens, prašome parodyti mums dokumentą, kurį jums atsiuntėme, patvirtindami jūsų FOIA prašymą, kuriame sakome, kad prašymo našta yra per didelė. Tavo laida, kaip ir melagienų žiniasklaida, bus demaskuota, kai meluosi. Tikimės, kad tai padės. Beje, koks epinis atsakymas. FTB sako, parodykite mums įrodymus. Mes norime matyti įrodymus. Jūs reikalaujate įrodymų iš mūsų. Kur tavo įrodymai, Candace? Žinoma, Candace niekada negali parodyti jokių įrodymų. Viskas, ką jį daro, tai priekadauja prie žmonių internete, bet tiesiog perskaitykime tai. Prašymo numeris, kažkas, tema, Patelis, Kašas, oficialus grafikas, kalendoriaus susitikimai ir kelionės nuo rugsėjo 7 iki rugsėjo 10 dienos. Įdomu, iš tikrųjų nežinau, ar vyriausybė privalo pateikti šią informaciją, jei kas nors jos paprašo. Galbūt tai yra įstatymas, tai nelabai svarbu. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų prašymo nagrinėjimui taikomos neįprastos aplinkybės. Neįprastos aplinkybės apima vieną ar kelis iš šių scenarijų. Reikia ieškoti ir rinkti įrašus iš teritorinių padalinių ir kitų biurų, kurie yra atskirti nuo FTB įrašų informacijos. Dekimacijos skyrius, tai logiška. Reikia ieškoti, rinkti ir peržiūrėti didelį kiekį atskirų ir skirtingų įrašų. Įrašų yra labai daug. Reikia konsultuoti su kita agentūra arba su 2 ar daugiau Teisingumo departamento padalinių. Dėl šių neįprastų aplinkybių mūsų galimybė priimti sprendimą dėl jūsų prašymo per 20 dienų bus atidėta. Be to, jūsų prašymai gali būti taikomi atitinkami mokesčiai. Neįprastų aplinkybių taikymas nėra sprendimas, kaip FTB atsakys į jūsų pagrindinį prašymą. Šiuo laišku pranešama, kad šios neįprastos aplinkybės taikomos jūsų prašymo nagrinėjimui ir sprendimo priėmimo atidėjimui. Jūs turite galimybę sumažinti savo prašymo apimtį. Tai paspartins procesą ir galbūt jūsų prašymas bus įtrauktas į greito nagrinėjimo eilę. Kodėl aš visą tai skaitau? Nes noriu, kad jūs pamatytumėte labai paprastą faktą. Nė vienoje šio laiško vietoje nesakoma, kad šio prašymo našta yra per didelė.
Tiesiog sakoma, kad jums teks palaukti, nes atspėkite ką, FTB nedirba pagal Candace Owens grafiką. Jūs turite galimybę sumažinti savo prašymo apimtį. Jie taip pat gali sumažinti paieškos ir kopijavimo išlaidas bei leisti greičiau gauti jūsų informaciją. FTB naudoja kelių eilių apdorojimo sistemą, bla bla bla. Prašome raštu pranešti, jei norėtumėte aptarti savo prašymo apimties sumažinimą. Pateikite telefono numerį, jei turite, kuriuo galima susisiekti tarp 8 ir 17 valandų rytų standartiniu laiku. Atsakymą siųskite paštu ten ir ten, bla bla bla. Papildomai, jei nesate patenkinti FTB sprendimu ar atsakymu į šį prašymą, galite pasinaudoti bet kurią ar visomis iš šių galimybių. Ką noriu pasakyti, tai kad manau, jog tai labai gražus prašymas, ypač turint omenyje, kad Candace Owens tiesioginė prasme puola FTB pačiu bjauriausiu būdu. Pažiūrėkime. Pabandykite pasakyti, o dieve, FTB meluoja, jie pateikė įrodymus. Taigi, FTB greitojo reagavimo komanda atsakė Candace Owens ir pasakė, prašome parodyti mums dokumentą, kurį jums atsiuntėme patvirtindami jūsų prašymą, kuriame sakome, kad prašymo našta yra per didelė. Žiūrėkite, jokia staigmena. Candace neturi jokių įrodymų. Jūsų laida, kaip ir netikros naujienų žiniasklaidos, bus demaskuota, kai meluosite. Tikimės, kad tai padės. Taigi, FTB ne tik demaskavo ją dėl melo, bet ir palygino ją su melagienų žiniasklaida. Tai turėtų kai kuriuos iš jūsų pažadinti. Ne, taip nebus. Niekas neprabus. Jei dar nesupratote, kokia juokinga yra Candace, niekada nesuprasite. O čia yra ataskaitos kopija. Neskaitysiu jums visos, nes tai užtruktų amžinybę, bet galite pasidaryti ekrano nuotrauką ir perskaityti vėliau. Gerai, kad aš skaitau labai greitai ir mums tai neužtruko amžinybės. Tikiuosi, kad tai pažadins bent kelis iš jūsų. Jeigu ji meluoja apie tai, logiškai mąstant, jei esate žmogus, kuris jos klausosi ir jie tiki, jei ji meluoja apie tai ir tai buvo įrodyta kaip melas, tai apie ką dar ji galėjo būti nenuoširdi? Viską. Tiesiog viską, nes būtent taip elgėsi Kende. Pažiūrėkime, kaip Kende atsakys. Ar tikrai neturi nieko geriau veikti, kaip tik būti priekabiaujančia maža kalė prieš visą pasaulį? Ar tau nėra gėda, kad kitos šalis gali skaityti šią paskyrą? Kai sakėme atsisakyta, turėjome omenyje, kad buvo atsisakyta privalomo 20 dienų atsakymo į FOIA prašymą termino. Iš tikrųjų, mums to nebuvo atsisakyta. Buvo nurodytos neįprastos aplinkybės, todėl ir pridėjome nuorodą į visą epizodą, kuriame parodėme, kokiais 3 pagrindais buvo priimtas tas atsisakymas, taip pat pasiūlėme jūsų biuro pataisas. Ar turite geresnį būdą išleisti mūsų mokesčių mokėtojų pinigus, nei elgtis kaip mažas bumeris, kuris nesupranta, kad X turi būti lakoniškas? Ar clickbait yra rimtas teisingumo departamento rūpestis? Kas valdo šią paskyrą? Ar galima tai patikrinti? Klaune, kur yra Candace? Kur yra tam įrodymai? Turėtų būti labai paprasta. Kur tas dokumentas? Kur yra įrodymai? Kur yra įrodymas? Nėra ten. Nėra ten. Niekada nėra. Niekada nėra jokių tikrų įrodymų. Ir net jei šiuo metu tai būtų įrodymas, atrodo, kad tai tikriausiai dirbtinis intelektas, nes tu negali pasitikėti tą mergaitę nė sekundai. Ačiū, jei esate šios bylos teisėja.